Malonė mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus, meilė Dievo Tėvo bei Šventosios Dvasios bendrystė tiesie su mumis visais. Šiandien mes geriau pažvelgsime į girdėtas Evangelijos pagal Morkų 7 skyrių, eilutės nuo 31 iki 37. Pamokslą pavadinau, ar mes dar girdime? Viešpatie Jėzau Kristau, nuramink mūsų širdis, nutildyk triukšmą, kuris trukdo mums tavęs klausytis. Atverk mūsų ausis, kad girdėtume tavo žodį. Atverk mūsų širdis, kad priimtume tavo malonę. Atverk mūsų lūpas, kad išpažintume tavo vardą. Amen. Susėskime. Brangieji, šiandien Evangelija pasakoja apie kurčią žmogų. Ir negana to, jis dar ir sunkiai kalbėjo. Jis negalėjo normaliai girdėti pasaulio garsų, negalėjo lengvai išreikšti savo minčių, jausmų ir poreikių. Tačiau ši istorija nėra vien apie fizinę negalią. Ji labai daug pasako ir apie mus. Nes galima turėti puikią klausą ir vis dėlto būti kurčiam. Galima girdėti žmones, bet negirdėti Dievo. Galima klausytis naujienų, muzikos, telefono pranešimų, socialinių tinklų, kitų žmonių nuomonių ir vis tiek negirdėti to, kad Dievas nori mums pasakyti. Tačiau šiandien Evangelija mums užduoda paprastą, bet labai rimtą klausimą. Ar mes dar girdime? Gyvename pasaulyje, kuriame garsų daugiau negu bet kada anksčiau. Naujienos, reklamos, telefonai, pranešimai, nuomonės, ginčai. Ir kartais mūsų galva tampa tokia pilna, kad joje nebelieka vietos tylai. Mes girdime visus, tik ne visada girdime Dievą. O Dievas kalba. Jis kalba per šventą raštą, jis kalba per Evangeliją, jis kalba per savo pažadus, per žmones. Problema ta, kad mes dažnai nenorime klausytis. Dievo žodis kartais mums nepatogus. Jis pasako tai, ko nenorime girdėti. Kai Dievas sako, atleisk, mes sakome, bet jis pirmas mane įskaudino. Kai Dievas sako, mylėk savo priešą, mes atsakome, šitas žmogus meilės tikrai nenusipelnė. Kai Dievas sako, pasitikėk manimi, mes sakome, aš geriau žinau. Kai Dievas sako, nebijok, mes atsakome, tu nesupranti. Mes girdime Dievo žodį, bet neleidžiame jam pasiekti mūsų širdies. Šioje istorijoje atkreipkime dėmesį į vieną labai svarbią detalę. Šis žmogus pats neateina pas Jėzų, jį atveda. Tai labai svarbu. Galbūt jis pats nebeturėjo jėgų, galbūt nežinojo, kaip paprašyti pagalbos, galbūt net negalėjo tinkamai išreikšti savo poreikį. Tačiau kažkas jį paėmė ir atvedė pas Kristų. Kartais mūsų gyvenime ateina laikas, kai patys nebesugebame melstis. Nežinome, ką Dievui pasakyti. Turime tiek skausmo, kad žodžiai nebesusidėlioja į maldą. Tada labai svarbu žinoti. Kristus nereikalauja, kad pirmiausia susitvarkytumėme patys. Kartais mus pas jį atveda kito žmogaus malda, kito žmogaus rūpestis, kito žmogaus tikėjimas. Todėl niekada nenuvertinkime paprasto dalyko. Pakviesti žmogų į bažnyčią, pasakyti jam, aš meldžiuosi už tave, atsisėsti šalia kenčiančio žmogaus. Galbūt jis pats nebegirdi, bet galbūt per tave Kristus jį pasieks. Toliau Evangelijoje sako, jis pasivedėjo jį nuošaliau nuo minios. Man ši vieta labai patinka. Jėzus nedaro šou, nedaro spektaklio. Jis nesako, pažiūrėkite, ką dabar padarysiu. Jėzus pasiveda jį nuošaliau. Vienas prieš vieną. Toks mūsų Dievas. Jis mato žmogų ne kaip minią, ne kaip skaičių, ne kaip statistiką. Jis mato mane, tave. Tavo skausmą, tavo baimę, tavo tylą, tavo klausimus ir tavo nuovargį. Dalykus, apie kuriuos niekam nepasakoji. Ir Kristus ateina ne tam, kad tave sugėdintų,
jis ateina gydyti. Jėzus įdeda pirštus į žmogaus ausį, paliečia jo liežuvį, pažvelgia į dangų ir atsidūsta. Koks nuostabus vaizdas. Jėzus atsidūsta. Jis nėra šaltas Dievas, kuris žiūri į mūsų problemas iš tolo. Kristui rūpi žmogaus skausmas. Jis mato, kad nuodėmė padarė žmogui gyvenimą. Ir jis atsidūsta. Tačiau Jėzus ne tik užjaučia, jis veikia. Jis pažvelgia į dangų ir tarė, Fata, tai yra atsiverta. Ir to jau atsiveria ausį. Liežuvis atsiriša, žmogus pradeda kalbėti. Jėzus nesakė žmogui, pabandyk, pasistenk, tau pavyks, susikaup, būk geresnis. Ne, Jėzus pats padaro tai, ko žmogus negali padaryti. Mes dažnai manome, kad tikėjimas prasideda nuo mūsų. Kad turime pirmiausia tapti geresni, kad turime pirmiausia susitvarkyti gyvenimą, kad turime pirmiausia pakankamai stipriai tikėti. Bet Evangelija sako kitaip. Kristus ateina pas mus. Jis kalba, jis paliečia, jis atveria, jis gelbsti. Todėl mūsų išgelbėjimas nėra mūsų pasiekimas. Tai Kristaus darbas, dangiškojo tėvo malonė. Ir net tada, kai mūsų tikėjimas silpnas, Kristus nėra silpnas. Ne tada, kai mūsų malda baigėsi, jo pažadas lieka. Ne tada, kai mes abejojame, jis išlieka ištikimas. Todėl šiandien paklauskime savęs, ar aš dar girdžiu Dievą? Ne tik ausimis, širdimi. Ar girdžiu, kai Dievas sako, tu esi mano? Ar girdžiu jo žodžius, nebijau? Ar girdžiu, aš tavęs nepaliksiu? Ar girdžiu, tavo nuodėmes atleisiu? Ar girdžiu pažadą, aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos? Galbūt šiandien tavo gyvenime daug triukšmo. Galbūt tau sunku girdėti. Galbūt tavo galvoje sukasi šimtai klausimų. Galbūt nerimauja dėl šeimos, dėl sveikatos, dėl ateities, dėl to, kas bus rytoj. Ir gal tau atrodo, kad Dievas tyli. Bet nepamiršk, Dievo tyla nėra Dievo nebuvimas. Jis yra šalia. Jo žodis yra šalia, jo pažadas yra šalia. Žmonės pamatė išgydymą, pasakė, jis visą gerai padarė. Koks nuostabus sakinys. Jie dar nežino visko, ką Jėzus padarys. Jie dar nematė kryžiaus, dar nematė tuščio kapo, dar nesuprato, kad Jėzus atėjo ne tik atverti vieno žmogaus ausų. Jis atėjo atverti kelią pas Dievą. Jis atėjo ne tik išgydyti kūną, jis atėjo nugalėti nuodėmę, jis atėjo nugalėti mirtį. Ir jis atėjo duoti mums amžinai gyvenimą. Todėl šiandien, žvelgdami į savo gyvenimą, galime matyti daug dalykų, kurie atrodo nebaigti. Daug dalykų, kurie skauda. Daug dalykų, kurių nesuprantame. Tačiau mes žinome vieną dalyką. Jėzus visą gerai padarė. Ant kryžiaus jis tarė, atlikta. Ir taip buvo paskelbta, kad mūsų išgelbėjimo darbas atliktas. Tik darbas tas, ne mūsų. Jo, mylimieji, gal šiandien mums nereikia daug žodžių, gal reikia vieno, Jėzaus žodžio, Efata, atsiverk. Atsiverk jo žodžiai, atsiverk jo malonį, jo paguodai, atsiverk vilčiai. Ir svarbiausia prisimink, Kristus ne tik liepia atsiverti, jis pats atveria. Kai mūsų ausis užsikemša nuo pasaulio triukšmo, jis kalba. Kai mūsų širdis verkia iš skausmo, jis apkabina. Kai mūsų lūpas neberanda maldos žodžio, jis meldžia už mus. Kai mūsų tikėjimas silpsta, jo malonė auga. Todėl šiandien galime eiti su viltimi. Klausykime Dievo žodžio, pasitikėkime Kristumi. Ir net tada, kai gyvenimas atrodo pilnas triukšmo, nepamirškime. Kristus yra šalia. Jis vis dar kalba, jis vis dar gydo, jis vis dar atveria. Patikėk jo malonę, šiandien skirta ir tam.
Kaip dabar?